Dievo pradėjau ieškoti, sakykime, senai, bet tiesiog Dievo supratimas buvo visai kitoks. Kad Dievas bažnyčiai, kad reikia įti į mišias ir ten pabūni, išeini, ir tiek. Bet laikui einant supratau, kad tai neduoda jokios naudos. Ir pradėjau ieškoti daugiau ir daugiau, kas yra Dievas bendrai ir kaip tikėti Dievu. Man svarbiausia buvo, kaip tikėti Dievu. Tai buvo ilgas procesas, atsirandant vis daugiau informacijos. Pradėjau klausyti Dolerio, Kauplando ir galų gale Vomaką atradom. Ir jų pamoksluose ir pradėjau ieškoti, kaip tikėti Dievu. Tai nebuvo, kad iš karto pasidarė man aišku, tai klausiau tą patį per tą patį, nuolat ir nuolat. Kaip tikėti. Ir tas tikėjimas pradėjo rodytis taip, kad tikėti reikia, kas parašyta žodyje ir kad tai parašyta man. Kad žodis yra man ir jis būtent veikia šiandien ir dabar. Mano gyvenime tai buvo ilgas procesas, tikrai ne vienos dienos procesas, nes aš klausiau, rašiau savo, konspektuodavau, užsirašydavau rašto vietas ir supratau, kad aš turiu tame žodyje pasilikti, ką sako žodis. Konkrečiai, nebijok, aš esu su tavim. Nes jeigu dar prisiminti kokių metų 15, aš bijojau visko absoliučiai ir gyvenau vien baimiai. Bet kai pradėjau suvokti, kad, sakykime, žodis Izaijo 41:10 sako, nebijok, aš esu su tavim, nepasiduok baimiai, aš esu tavo Dievas, aš sustiprinu tave, aš padedu tau, aš palaikau tave savo teisumo dešinę. Ir tai yra apie mane, tai vadinasi, aš turiu nebijoti ir Dievas yra su manim, jis palaiko mane būtent teisumo dešinę. Ir toliau, kad aš esu viešpaties Jėzaus Kristaus dešiniai, kuris mane užtarė dieną ir naktį pas tėvą. Ir mąstydama apie tai, man kiekvieną dieną vis darėsi aiškiau ir aiškiau. Ir tiesiog vieną dieną, po gal metų 6, nes tai pasakysiu, man labai sunkiai daėjo. Man tiesiog labai sunkiai daėjo, man niekaip nedaidavo. Ir aš iš tų žmonių, kuriem, kai sakau, jeigu man daėjo, aš supratau, gali suprasti kiekvienas. Kad tai yra dėl kiekvieno ir dėl manęs. Ir tada tau tiesiog nebėra ribų. Tu žinai, kad tu nieko nebijai, kad tu viską gali, kad ir kokia yra neįmanoma situacija atrodo, tu tiesiog eisi ir ją įveiksi. Taip, tu nesėdėsi, namuose tu negulėsi miegame užsidarys, tu tiesiog eisi, darysi žingsnius ir Dievas bus su tavim. Ir tas mąstymas ir supratimas visada duoda rezultatą. Baimės pas mane neliko absoliučiai. Absoliučiai, jokios baimės. Ir jeigu atsiranda kažkokia situacija, nepalankiai, ar, sakykime, santykiuose su žmogum, tiesiog, nei iš šio, nei iš to atsiranda aplinkybė ir žmogus priešiškai nusistatęs ir tiesiog situacija, labai nemaloni. Bet tada aš atsiverčiu pakartotino įstatymo 28 skyrių ir ten sako, tas, kuris pakyla prieš tave vienu keliu, jis bėga nuo tavęs, bėga, būtent esamasis laikas, bėga 7 keliais. Ir tada, kai tokia situacija, aš tiesiog ne baimės mintį mąstau, bet mąstau, kad tas, kuris prieš mane pakyla vienu keliu, jis bėga 7 keliais. Ir leidžiu savo mąstyti tik tai Dievo žodį, kuris yra man arba kiekvienam. Ir tas mąstymas tiesiog atveda prie to, kad tu nurimsti ir tiesiog tau situacija šviesėja. Ir tiesiog matai, kad vieną dieną jinai išvis išsisprendžia. Žmonės, kurie su manim bendrauja, jie žino, kad jeigu ateina su negatyvia informacija, situacija, konkrečiais faktais, jau įvykusiais, kas atsitiko, aš sakau, ne, palauk. Tai nesvarbu, kad čia taip parašyta, kad sprendimas jau yra priimtas, ar teismo sprendimas, kas bebūtų. Tiesiog eini toliau ir nebijai, ir darai tą žingsnius,
ir atsiverčiu vieną ar kitą ar trečią rašto vietą ir ją savo skaitau, kad va tai parašyta ir čia apie mane parašyta ir apie tave taip pat. Jeigu tu Jėzų išpažįsti savo gyvenimo viešpačiu, jį priimi savo gyvenimą ir savo gyvenimą atiduodi jam. Viskas įmanoma parašyta tam, kuris tiki. Svarbiausia, neišsigąsti ir kiekvienam tą patį sakau, kad ir kokia būtų situacija, tiesiog viskas įmanoma. Žmogui gal atrodo, kad aš kažką galiu, bet aš kiekvienam žmogui, su kuriuo bendrauju, prisiekiu. Sakau, kad čia ne aš galiu, bet sakau, kodėl? Todėl sakau, kad aš tikiu Dievu. Aš mokausi tą ir tą, darau taip ir taip, remdamas ir raštu. Ir sakau, todėl aš nebijau, todėl aš žinau, kad įmanoma. Todėl, kad negali būti pralaimėjimo Jėzuje Kristuje. Jėzuje Kristuje yra pergalė, nes Jėzus yra nugalėtojas. Ir aš su tuo supratimu einu ir dalinuosi su kiekvienu. Ir atėjęs žmogus, nors ir labai sudėtingoj situacijai, nepalankioj situacijai, aplinkybių, gniuždančioj situacijai, jis atranda įkvėpimą. Vadina žmonės gal, kad tai yra pozityvus mąstymas ar kažkaip, sakau, jūs galite tai vadinti, kaip jums atrodo, bet tai yra tikėjimas Dievu, kuris yra gyvas ir kuris veikia savo žodžiu. Jo, labai įdomu. Girdėjau istoriją apie kažkokią kompaniją, kuri kreipėsi pas jūs su didelėm skolom ir būdama jau ant bankroto ribos ar jau bankrote. Ir dabar aš žinau, kad ta kompanija dar neklesti, bet jau neturi jokių skolų ir nėra jokio bankroto ir jau jinai pradeda veikti. Ką jūs jiems pasakėt? Kas įvyko? Tiesiog, kaip ir kiekvieną, su kuo bendrauju, nukreipiu, kad ir tuo konkrečiu atveju žmonės į žodį, kad Izaijo 41, kaip ir sako, nebijok, visi, kurie priešinasi tau, bus sugėdinti raudonos, jie bus kaip niekas, nes aš Viešpats tavo Dievas laikysiu tavo dešinę savo ranką ir nebijok ir tau niekas niekaip nepakenks. Tiesiog aš kalbėjau tą patį per tą patį. Ir žmonės, nors ir gal rašto anksčiau ir nebuvo žinoję ir taip nebuvo supratę, kad tai jiem, aš tikiu, kad jie tikėjo, jie darė žingsnius, aš nesakau, kad jie nieko nedarė, bet jie iš naujo pradėjo tą kelią, iš naujo procesą ir jiems žinoma, kad pavyko ir jiems fantastiškai sekasi ir seksis toliau. Svarbiausia jų buvo nepasiduoti, bet būtent tie žodžiai, tie Dievo žodžiai, kurie yra gyvi, vat kalbant juos, jie ir įkvėpia, tie Dievo žodžiai įkvėpia žmogų. Jis tada supranta, kad to tikrai, čia gal man. Iš pradžių galvo, gal man, o po to supranta, kad tai tikrai man. Ir būtent tie žodžiai atlieka darbą. Aš nesakau ir dar kartą pabrėžiu, kad reikia nieko nedaryti, tiesiog sėdėti namie. Ne, tiesiog imti žingsnių, daryti viską, ką tu privalai daryti, bet tiesiog užtikrinti tikėjimu, kad Dievas eina tavo priekyje. Aš tiesiog tą sakau kiekvienam. Ir sakau, kad niekada nenukabinti nosies, nes tikrai viskas, kas gera, o mes atskiriam, kas gera, verslas yra gerai, verslas turi būti Lietuvoje. Ir mes kalbam apie tai, kad tai yra gera, kad tai yra Dievo valia ir tai būtinai atsistato. Tai galim sakyti, kad jūs Dievo žodį praktiškai naudojat. Jūs nežiūrite tai kaip į kažkokius raštus, į kažkokius seniai pasakytus žodžius, kaip apie kažkokius mitus, kažkas kalba, kažkas sako, oi, tai buvo seniai ir jau neturi nieko bendro su mūsų gyvenimu. Ką jūs galite atsakyti tokiam žmonėm? Žinot, kai aš supratau, kad šitie žodžiai yra man, tai jau manęs niekas neužčiaups arba nesuklaidins, nes aš esu antiek įsitikinus, kad tai tie Dievo žodžiai yra man ir kiekvienam, kuris tiki Jėzumi Kristumi, kad neįmanoma to netikėti. Ir būtent, kad tie žodžiai atlieka darbą, nes Dievas taip myli žmogų, kad atidavė savo sūnų už mane ir už kiekvieną, kuris tiki, ir negali būti kitaip. Tiesiog, tuo ir dalinuosi kiekvienoje situacijoje, kokie bebūtų pas žmogų, būtent tuo, kad Dievas myli, kad jis už žmogų ir už situaciją tikinčio žmogaus ir situacija išeina į gerą kiekvienam, kuris tiki. Ir kalbam apie tai dažnai, kad Dievui reikia žmogaus tikėjimo, ne kažkokiu darbo, ką padaryti ar kažką. Dievui reikia žmogaus tikėjimo.
Tiesiog tikėti, kad Jėzus yra už jį, su juo, jis nepaliks ir nepradėti galvoti aplinkybių, kaip bus dabar toliau. Tiesiog žinoti, kad viltis yra užtikrintas laukimas rezultato gero, nes Dievas yra vilties Dievas. Dievas vilties Dievas vadinasi užtikrinto laukimo gero. Ir kai su tuo guliesi ir keliesi, tu būtinai turėsi rezultatą. Nes Dievo žodis ir mąstymas taip, kaip Dievas mąsto apie situaciją ir apie žmogų, ir yra rezultatas. Žmonės skundžiasi tai va, kai ateina kažkokia tai žinia, ar tai būtų apie sveikatą, ar tai būtų apie kažkokią finansinę situaciją. Žmonės sako, tai paralyžuoja, tai mane ten sustabdo, aš išsigąstu, nebežinau ką veikti, tai kurgi buvo Dievas, kodėlgi man čia taip atsitiko. O ką jūs galėtumėt patarti tiem žmonėm? Vienintelis yra dalykas ir kad Dievas sako, kad bloga žinia ne paskutinė. Ir te nebūkštauja jūsų širdis ir te neišsigąsta. Tikėkite Dievu, tikėkite manim. Ir aš savo čia praktiką galiu pasidalinti, kai aš supratau, perskaičiau ne vieną kartą tą pačią knygą apie tą Jono rašto vietą, kur sako, te nebūkštauja jūsų širdis, te neišsigąsta, tikėkite manim, tikėkite Dievu. Tai reiškia, kad kokia bebūtų aplinkybė, jinai nėra paskutinė ir ne jinai apsprendžia pabaigą. Kai tu įsitvirtini Dievo žodžiuose ir principuose, kai tu žinai, kad Dievas yra už tave ir kad ir kokia bebūtų aplinkybė, tu tiesiog jos nepriimi, tai ne pabaiga. Man taip nebus, man bus taip. Ir tu kalbi atsakymą, kaip tau bus. Ar tai būtų santykiai, ar tai būtų sveikata, ar tai būtų finansai. Tiesiog aš žinau, kad Dievas yra mano vilties Dievas. Ir ne šita situacija nuspręs tolimesnę ateitį, o nuspręs Dievas, jo žodis, kuris sako, aš tavęs nepaliksiu ir neapleisiu ir nei vienas nebus sugėdintas, kuris manim pasitikė. Tiesiog bet kokia žinia, kuri yra negatyvi, kuri iš tam tikrų aplinkybių atsiradusi, aš tiesiog ją, kaip sakant, prikalu, išstumiu iš savo mąstymo, tiesiog ištrinu, išdilitinu Dievo žodžiu. Tai yra praktinis Dievo žodžio naudojimas mūsų kasdienybei. Tai ne tiesiog paskaitimas ir, jo neblogai parašyta, bet tai parašyta kiekvienam žmogui, kiekvienam Dievo vaikui, kiekvienam, kuris tiki. Ir tai yra praktika, kasdieninė praktika, kiekvienai dienai, kas be atsitiktų. Nes kiekviena diena yra nauja ir jinai turi įvairiausių dalykų ir būna ne pačių maloniausių ir geriausių. Bet kai tu žinai, kad, taip, yra šita situacija, bet aš žinau, kad ta situacija jinai praeis, susitvarkys ir bet kokiu atveju man visa šita situacija išeina į gerą. Tiesiog neišsigąsti, nepradedu panikuoti, negalvoju, ką dabar daryti, viskas, man krachas, nieko nebeišeis, nebebus. Ne, aš taip tiesiog neleidžiu savo galvoti, tiesiog gerai gavau kažkokį laišką, žinią, ar ne, kažkokį pranešimą. Ir kas, aš susitvarkysiu, išsiaiškinsiu, jeigu reikia dar parašysiu kažkur, atrašysiu, padarysiu, aš tiesiog stovėsiu Dievo žodyje ir žinosiu, kad Dievas yra už mane. Tiesiog nepriimi tos situacijos kaip pralaimėjimo. Kad tai ne pabaiga. Tai ne pabaiga jokiais būdais. Jo, kad Dievas paskutinis sako žodį. Taip, Dievo žodis yra paskutinis. Ir tai yra praktika ne tik tai asmeninėme gyvenime, bet tai ir darbe, ir versle, ir visuomeniniai veikloj. Kiekvienoj situacijoje. Tai yra kiekvienoj situacijoje. Ačiū Jums labai už Jūsų liudijimą. Tai buvo Gitana. Viskas dar tik prasideda.